Nauja diena, nauja kelionė. Važiuoju šį kartą į Maskvą. Nieko įspūdinga, bet porą dienų, sakau, reikia suvažinėti iki Maskvos. Tai sakau, gal reikia kokį YouTube'ės video filmuoti, gal kažką įdomaus parodysiu toj Maskvoj, vien tik iš Maskvos. Dar įsigijau mikrofoną, nes po paskutiniais video nemažai kritikos susilaukiau. Tai pažiūrėsim, turėtų būti geresnė garso kokybė. Dar vienas klausimas, kurio susilaukiu ganėtinai dažnai, tai yra, kaip Rusija žiūri į lietuviškus numerius. Tiem, kas žiūri mano kanalą, seniau žino, bet aš važiuoju dabar į Maskvą su tokia mašina, kad įsivaizduotumėt. Tai pasižiūrėsim, kaip jie žiūri į lietuviškus numerius ir lietuvišką vėliavą. Kadangi pats kelias iki Maskvos nėra jis ten kažkoks labai žiauriai jau įdomus, tai papasakosiu tik kiek praleidau muitinės, ant jos praleidau realiai maždaug apie 12 valandų, tai dar sakyčiau ganėtinai greitai. Sustojau užsipilt kūrą, kūras dizelis po 7 centų. Ten matot antro pasaulinio karo statulą. Ją apžvelgiau praeitam video, bet jinai visą laiką yra važiuojant pakeliui į Maskvą, maždaug 200 km iki Maskvos. Atvykom, žodžiu, į Maskvą pagaliau. Miestas kaip visą laiką pilnas mašinų, pilnas kamščių. Tikriausiai dalykas, kuris labiausiai mane užknisa apie Maskvą, visi tie kamščiai, eismas, mašinos. Atvažiavom vakare, tai žmonių buvo tikrai labai daug. Iki viešbučio realiai vien per miestą važiavom maždaug apie 2 valandas. Dar ne iki galo suprantu, bet va ten pasiparkavau mašiną. Atvažiavau, žiūriu, adresas rodo, kad įsinuomavau kambarį va šitam pastate. Aišku, visai neblogai, jeigu taip iš tikrųjų bus. O toks įėjimas. Pirmas kambarys. Erdvus. Palauk, kaip atrodo vaizdelis pro langą. Jis turėtų būti neblogas. Nu toks. Koridorius ilgas. Antras kambarys. Dar didesnis, dar sofa yra lova. Užsisukimas toksai į virtuvę. Virtuvė reikia, tiesą sakant, nemaža ir labai aukšta. Žiauriai. 3,5 metro aukščio. Vaizdelis toks pat. Vonė irgi žiauriai aukšta. Pažiūrėkit, čia tos senos statybos. Šitie visi namai tokie buvo. Šiaip tai už 100 eurų būtas, kuriam realiai gali miegoti kokie 5-6 žmonės. Tai visai nebloga varkė. Aišku, jau vienoj lovai reikėtų miegoti, bet realiai 3 dvigulės lovos. 100 eurų aфигена vieta. Ir kaip matėte, lauko pastatas irgi neblogas. Tai manau, kaina labai nebloga. Nu, apie Maskvos metro grožį galima būtų filmuoti visą atskirą video. Europoje pravažinėjau, nu tikriausiai su didžiąja dalim. Metro gyvenime yra tekę pabandyti beveik visus europietiškus metro. Bet lyginti su maskvietišku, tai net nėra ką, tiesą sakant. Kaip prižiūrėtas, kaip gražiai padarytas. Nu, čia apvažiavau gal tik tai kokias pirmas pasitaikytas 4 stotelės, bet visas nuostabiai gražios. O dar žinau, yra specialių, kur ten dar specialiai išgražintos. Tai žodžiu, po Maskvos metro čia galima važinėti ir važinėti. O aš išvažiavau dabar su tuo pačiu metro iki park Gornai, kažkaip tai vadinasi, Gorki gal. Žodžiu, vienas pagrindinių Maskvoje parkų. Pro šalį ateinu, žiūriu Lenino statulą nemaža. Tokia, ją važiuodama čia su mašina, kažkur gatvė, ten važiavau. Krito jakė, dabar žiūriu, kad išlipau iš metro, žiūriu čianais. Leninas ir jo kareiviai. Statula šiaip nemaža. Koks 5 aukštas namas maždaug. Dar vienas toks dalykas, Maskvoje dabar dėl karo navigacija mieste labai prastai veikia, o vietom, kuo labiau centrą, išvis praktiškai neveikia. Tai dar peškom su metro susivaikščioti dar gali, bet kai reikia su mašina važiuoti. Ir jeigu, ta prasme, pirmą kartą važiuoji tą gatvę, kaip dažniausiai aš važiuoju, nu tai ten, ta prasme, susigaudyt, apvažinėjai tą pačią vietą 3 kartus, o kai čia tokias pūstys, nu tai, ta prasme, nesunku paaiškinant, kiek viską prailgina. Ir kiek kartais nuobodu to, nes kaip ir atrodo, žinai, kur turėtum važiuoti, bet visai ne ten pasirodo. Dabar yra antradienis, 12 val. Nakties maždaug, bet parko pastatuose, o ten vyrina, statyba, žodžiu, ten pjauna background'e. Prie parko statyba, žodžiu, kad ten naktis, 2-3 savaitės, vyksta labai aktyviai. Va, irgi čia parodysiu dar. Dirba, žodžiu, žmonės plūša. Ir žmonių darbiški yra, bet panašu, kad labai didelę parko dalį kažkaip čia renovuoja, dastatinėja. Prie vieno iš įėjimų į parką visą parą dirbantis McDonald's.
Žmonių dar yra, bet nedaug. Bet jau ganėtinai vėlu. Sakau, turėtų tai gražu. Irgi nežinau, kiek per kamerą jums persitikė, bet realybėje tai gražiai atrodo. Ornamentai panašus ant stiklo padaryti. Palei visą šitą alėjytę. Tūlikai mokami ar ne? Ne, tūlikai panašu nemokami, bet su darbo valandom ar ne? Jo. Papulsiu ar ne? Vis tiek ne, užrakinta. Tūlikai kaip suprantu nemokami, bet su darbo valandom. Žodžiu, abidna, dasadna, daladna, bet panašu vis daug parko šitoje vietoje dastatinėja arba tvarko. Parką panašu dastatinėja arba tvarko. Gaila, aišku, gaila, bet visą grožį gal nepamatysiu. O parkas pilnai vadinasi va, kaip čia. Gorkova, jaučiu taip tarės. Nežinau, ar čia visuose, bet einu pro paspirtuką šitą nuomojama. Žiūriu, kad jie numerius turi. Priekyje yra numeris. Ir gale. Įdomu, ant visų ar tik ant šitų? Gal ir įdomu. Užėjau dar į McDonald's, žiūriu darbo skelbimas. Nuo 100 štukų per mėnesį. Tai maždaug štuka 400, tai štuka 500 eurų per mėnesį. Tai realiai apie štuką eurų į rankas turėtų būti, įsivaizduoju. Dar tokią bairę nemačiau. Vežioja robotai užsakymus po McDonald'ą. Kad žmonėm nereiktų nešiot prie stalų. Robotas nuvažiuoja prie numeruotų stalų. O tokie du yra. Užkrovė užsakymų ir išvažiuoja vienas jau. Ai, gal ir dėkingai, nežinau. Dar tokio neteko matyti. Naują dieną Maskvoje. Važiuojam iki Kremliaus, iki amžinosios ugnies, iki Soboro. Už manęs tas Stalino pastatas, kuriam gyvenu. Varu į metro, nes su mašina tingiu ten ieškot parkingo ir žinau, kad ten tą parkingą atrasti yra neįmanoma praktiškai. Tai bus greičiau su metro nusitrenkt. Dar pasidomėjau apie namą, kuriam gyvenu. Pasirodo, tai vienas Stalino dangoraižių. Kaip minėjau, tokių Maskvoje yra 7. Ten, žodžiu, anksčiau jie buvo, ten gyveno anksčiau tik tai grietinėlė, vadinamoji, ten visokie daktarai, gydytojai, valstybės tarnautojai, balerinos, nu, žodžiu, aristokratai, o dabar ten gyvenu aš. Išlipau va čia va iš metro ir atvažiavau į Balšoj teatrą, vydu dabar nebepulsiu, ten begraudė Cumas, irgi viena prabangiausių parduotuvių Maskvoje. Bet dabar einu iki Kremliaus ir iki Gumo. Gal dar spėsiu iki lyginės valandos, kai keičias kareiviai prie amžinosios ugnies. Šalia Kremliaus va toks savivaldybės pastatas, kaip suprantu. O čia su vėliavom vaikšto Putino palaikytojai, čia nežinau, tik jau, man kaip suprantu, jo, za Putino parašyta. Bet šitie palaikytojai čia su šitom vėliavom dabar tik vienas. Čia prie šito pastato paprastai būna jų pastoviai, kokių 10-15 su tom vėliavom čia mojuoja. Vaikšto dabar kažkodėl tik vienas, bet, nu, žodžiu, būtent tokiam pat vėliavom čia visą laiką būna pilna. Kaip ir viskas čia, antrą pasaulinę karą metam atmint. Tai ir šita ugnis, kaip suprantu, tą pačią funkciją atlieka. Atmint mirusiems kareiviams. Ten dar matos, gėlių yra pridėta šviežiai. O čia šito 2 kareiviai turėtų kažkurio metu greitai pasikeisti. Prasideda kas valandinė ceremonija, o ten iš toli ateina kareiviai. Antro, kiek 3 ar 4 ateina. Pereina iš Tatachą ir keičia juos. O, čia net nemačiau, čia dar yra žvaigždės su miestais. Leningradas, Kijevas, Minskas, Stalingradas, kaip suprantu, Gorod Gerojai vadinami. Tie miestai, kurie, nu, čia aš šitą negooglinu, bet man atrodo tie miestai, kurie aršiausiai kovėsi Antram pasauliniam kare. Juos ir vadino Gorod Gerojai. Dabar visuomet atiduoda pagarbą mirusiems. Пройди туда, где Кирилл стоит. Идите. Ir dabar šitie kareiviai vėl palieka nustatę valandai ir po valandos ceremonija vėl kartojasi taip kiekvieną mielą valandą. Čia dar šalia Kremliaus, kur stovi tas žmogus, yra 0 kilometras. Na čia, suprantu, pradeda čia gal Maskva. Yra čia visi žodžiu pietų, šiaurė, rytai, vakarai. Ir ten parašyta 0 kilometr, 0 kilometras. Ėjau ir ėjau. Centrinė aikštė, raudonoji aikštė.
Čia va Kremliaus sienos. Ten Lenino mauzoliejus, kuris kaip visada jaučiu uždarytas. Ir Soboras. O čia gumas, į gumą tuoj tikiuosi užeiti. Panašu, kad įvyko naujametinis stebuklas ir atidarė Lenino mauzoliejų, nes žmonės į jį eina. To dar nesu matęs, tai gal pavyks papult pas patį Leniną. Gaila, eilė labai didelė ir dirba tik tai valandą dar, tai jau čia nebespėsiu šį kartą. Abydna, bet turėsim minį, kad jis jau veikia, tai kitą kartą tikrai reikės pasižymėti atvažiuoti. Kai po Kremlių pasirašėm, prie Soboro nusifotkinam, o dabar galima pavyški eiti į gumą, pasižvalgyti, kas gera tam gume. Gumas kaip visą laiką pribloškiantis. Reiktų kažkada šitų ledų paragauti tradicinių. Čia tie skaniausi ledai Rusijai, nu, aišku, taip Sachas. Ar kažkas tokio. Žodžiu, tie ledai čia labai reklamuoti. O toliau čia parduotuvių yra visokių. Gumas, žodžiu, atrodo nuostabiai. Čia beročiai 3 aukštų skaitos. Čia tūlikas irgi beros mokamas, bet čia kažkur yra paprastas tūlikas, o yra prabangus tūlikas, gal už 5 eurus kainuoja. Tik aš nežinau, ar čia mitas ar legenda, bet aš kažkur girdėjau, man ne vienas žmogus jau sakė, kad čia kažkur gumė turėtų būti prabangus tūlikas. Būtų įdomu nueiti pasižiūrėti. Čia didžiosios parduotuvės netgi turi savo tokius, nežinau, bodyguardus, čia apsauginiai tokie visur. Kiekvienos parduotuvės stovi su kostiumais, jie čia prižiūri, saugo ar pardavinėja, gal labiau prižiūri, įsivaizduoju. Fontanas, čia kaip suprantu pardavinėja dar ledus prie fontano. Dabar sakau, einam pažiūrėti prabangiausią parduotuvę, prabangiausią maisto prekių parduotuvę. Iškart įkarai pasitinka, o net jėdų yra. Kokie juodi. Tokie indeliai, kiek čia matau, kiek čia gaunas? 100 eurų, 200 eurų už tokius indelius. Nu čia juodi įkarai, tai čia nieko įdėlo, kaip sakom. Raudoni jau pigesni, po 20 eurų. Žodžiu, įkarai šitie nepigus juodieji, tai tikrai. Čia, žodžiu, visi indeliai maždaug apie 100 eurų kainuoja, šitas va 300 eurų kainuoja, nu tokios nepigus jau maistas. Saldainiai, napsas, žodžiu, maistas. Reikia užžiūrėti kainas pasižiūrėti. Tokios va. Limonadai tradiciniai rusiški, eurą šiam dar adekvačiai. Tokie aliejai, makaronai, kiaušiniai, mėsos va yra. 100 gramų, euras pem, 2 eurai, čia pagal matau 100 gramų kainą. Kiaušiniai, vienas kiaušinis 30 centų. Nežinau daug ar mažai čia, bet čia jau prabangus skaitas. Makaronai irgi matau po 3-4 eurus, kai kurie ir po 10-15. Pieno produktai. O, vaisiai. Gumo limonadai, va iš tokių prasidavinėja tradiciniai tik šitoje parduotuvėje. Vaisiai, daržovės, žodžiu, viskas kaip priklauso. Kiek limonadas? 1,5 euro, 400 ml, tai labai pigiai. Čia panašu į gyrą? Jo, gyra. Čia gyros mėgėjas, bet dabar kažkaip nenoriu. O gumas tikriausiai vietom statytas pagal seną statybą. Nes va čia jau reikia pasilenkti, kad praeit, kad užlipti 3 aukštą. Laiptų arka ganėtinai žemai šitą. Ir visuose užlipimuose taip pat. Stalovai yra valgykla, užsilipau į 3 aukštą pasigrožėti gumo. Čia vidurinė sekcija yra tos 3 tokios linijos, čia pati vidurinė. Gumo kita pusė, čia suvenyrų parduotuvytės, ja liubliu Maskvų, ja liubliu Rasijų parašyta žodžiu. Ir visokie suvenyrai galim užžiūrėti pasižiūrėti čia. Įdomus brūda būna. Tokių Rasija, SSR kepūrių, žodžiu, ko tik nėra su Putinu padeliu. Su Leninu matau ir net padeliu. Gal visai ir nieko mintis. Dar daugiau suvenyrinių maikių. Putinas su Trumpu, Stalinas, Maskva. Net už rankų galima su Sovietų sąjungos ženkliukų nusipirkti. Šalia centro biškį pajus dar yra centralinį detskį magazin. Karočią, centrinė vaikų parduotuvė. Nemaža šiaip. Pažiūrėsim, kaip atrodo iš vidaus. Įėjus, pagrindinė salė tokia. Nebloga, švelniai tariant. Labai aukšta. Bet aukštai tik tai, 5 aukštai, yra, sakau, kaip 5 aukštis namas, tai
Realiai 5 aukštai ir yra, matau. Melis iš kažkurios rusiškas pasakas. Tik nebeatsimenu, kokia rusiška pasaka tai buvo, bet kažkaip labai matyta man, tikriausiai būsiu matęs. Iš Hario Poterio siena padaryta, kažkaip turėtų būti čia ir parduotuvė. Arkeidiniai visokie žaidimai, žaidimo aparatai, kažkada gyvenime tokiais teko užsimti, tokių turėjau visokių panašių. Šokam į metro pasivaikščią, varam iki turgų pasižiūrėti, dar nesu ten pas buvęs, tai nežinau, turėtų būti visai įdomu. Vakarė sakiau, reikės, jeigu bus laiko, gal praeit pro gražiausias metro stotis, nes mačiau kitame Maskvos pusėje, bet turėtų būti visai gražios. O dar vakarė turiu susitikti su vienu žiūrovu, su juo, ar interviu filmuosim, ar jis man kažkokią ekskursiją padarys. Nu, bet žodžiu, žmogus arti 30 metų jau gyvena Maskvoje, yra lietuvis. Tipo pagal idėją, o ten va priekį yra turgus. Jeigu aš taip gerai suprantu, nežinau, man čia sunku dar suprasti, čia tikrai turgus, bet navigacija čia atvedė. Jau čia tikrai ta vieta, nu čia gal ir turgus, kaip taip įdomiai atrodo, visai gražiai iš lauko. Nepasakyčiau, kad čia turgus iš lauko. Nu, einam žiūrėti. Apžvalgos bokštas panašu neatsukas, gal dar ir žmonių jame yra. Prieėjimą tvarkingai, bokso kriaušė pastatyta. Nežinau, čia turgus, kaip įdomiai atrodo šitas labiau. Nu jo, mažų daug visokių prekybviečių. Pagrindinė aikštė, taip įdomiai, labai įdomiai padaryta, įdomus pastatai. Vieta mediniai, vieta marmuriniai, plytiniai, bet jie visi tokie seni slaviški pastatai. Gražiai atrodo. Tik žmonių kol kas mažokai, šis tušia praktiškai. 3 žmonių dabar matau. Aišku, antradienio, ne, trečiadienio vidurys dienos, tai gal nėra ko norėti. Čia kol kas tai ne visai turgu, man panašu, čia labiau tokia didelė food zona. Tokia grinai, kad turgus daiktų tai nematau. Čia panašu kažkokie metalo darbai ir iškalinėja žmonės. Tu pats gali pasidaryti suvenyrą. Robotas ledus daro, kaip suprantu, tokia irgi dar neteko matyti. Matrioškų. Visokia, žodžiu, rusiška brūda. Perėjimas tarp šito turgavietės vietų. Va čia va iš viršaus jau panašiau į turgų. Net ir vietom žmonių yra. Bet čia kažkas panašiau į turgų. Ten irgi priekį. Nu, žodžiu, toks va turgelis, žmonių ne per daug, prekybviečių ne per daug, neaišku dėl dienos, ar aplamai čia jų nedaug, bet toks pasivaikščiot va visokių kailių, suvenyrų, žodžiu, nieko labai įdomaus. Pasivaikščiot, atvažiuot gal visai ir įdomu. Vien architektūra tokia aplinkiai įdomi. Išeidinėjom iš turgaus, žodžiu, pasivaikščiota. Žiūriu, Hamerio limuzinas, aš iš H2 padarytas. Ir kad dar jaučiu gyvai, gal ir neteko matyti jo iš H2. Gyvenimą jau matys kėbulas. Tvarkingas, gražus. Jo. Einam į parduotuvę dar, užsipirkt, gal kažko pavalgyti namo parsivežti ir grįšiu namo. Pasikeisiu baterijas, akumuliatorius, kamerų ir bandysim gal su tuo žiūrovu susitikti. Nes planuojate man aprodyti arbatą seną į naują, gal kažkokį interviu nusifilmuoti. Dar atsirado vienas norintis filmuotis interviu irgi. Lietuvis gyvena Rusijoje jau daug metų, bet šį kartą jau nespėsiu, reikės gal kito užvažiavimo į Rusiją, kad su juo padaryti interviu. Žiūrėjau į tokį prekybcentrį. Paprastas toks parduotuvėm, su viskuo žodžiu. Ratu daug visokių parduotuvyčių. Užsipirkt kažką užkasti ir varyti namo. Paštieta, sūrė ir kalbasų, kaip tikras lietuvis. Dar už lietuvišką sūrę radau, už viską 5 eurai. Bus kaip tik man vakarieniai. Irgi viena įdomesnių metro stočių, visur va tokios bronzinės statulos. Visai gražiai atrodo. Vien pagrindė visur kareiviai, tai Antro pasaulinio karo irgi. Moscow City jau matos. Šitam name, ar šitam name, nebeatsimenu, gyvendavo Brežnevas. Šičia? Jo. Brežnevas ir visi čia generolai ir visokie iš partijos, visi čia gyvendavo, tai yra tokia pati trasa. Čia va prieki dabar matot maskvietišką rusišką triumfo arką. Jinai, žodžiu, skirta pastatyta karui su prancūzais Napoleono laikais pergaliai paminėti. Tokia kaip stojo Paryžiui, tai čia ruseliai pasistatė tokią patį savo irgi tipo triumfo arką. Moscow City, matai kaip čia. Čia gastinica Ukraina, viešbutis Ukraina vadinasi.
Vienas irgi iš tų 7 Stalino pastatų. Tai irgi nemažas pastatas ir toks pavadinimas. Nuo va šito tilto, kur matot, tankas šovė į va tą baltą pastatą ir pradėjo, kaip suprantu, visą tą 91-20 metais Sovietų Sąjungos griuvimą čia. Atvažiavau į įdomią vietą. Celofanas sakė, kad jinai uždaryta. Aš atvažiavau pasižiūrėti. Lietuvos ambasada Maskvoje. Tuoj sužinosim, kaip ten yra iš tikrųjų, va matau, Lietuvos herbas šviečia. Lietuvos Respublikos ambasada, net lietuviškai dar yra parašyta Litovskaja, ne, Pasolstvo Litovskai Respublikai. O, čia įmanoma papult. Daro durys. Durys užsidaras, bet čia tikriausiai reikia registruotis. Nu, vėl nežino, bet jinai bent jau yra tikrai, tai tikrai. Čia va, dar daugiau yra Lietuvos vėliava, herbas, Europos Sąjungos vėliava. Lietuvos ten herbas dar mažesnis ir ten kažkas Čiurlioniui 100. Taurus. Va čia tokia linija yra per vidurį, aš nemačiau, man paaiškino, čia yra padaryta... Federalinė polsa. Jo, federalinė juosta, tikriausiai lietuviškas vertimas būtų padaryta greitosiams, policijai, ten gaisriniai, nu žodžiu, kam prireikia, kokiam deputatam, jeigu reikia kažkur skubiai važiuoti. Tokią bairę nesumatęs, kad jinai per vidurį kelio jam padaryta. Važiavom jau iš Maskvos per 10-15 minučių, čia buvant greitai, važiavom iki Rubliovkos. Tipo gyvena greitinėlė visa milijonieriai. Bet čia jau sakau, kad primena tokią Klaipėdą, Lietuvą, jau nebeprimena Maskvos šitie keliai, o realiai esam dar praktiškai prie pat Maskvos. Važiavom, žodžiu, pavalgyti kabaką. Seną tokį, bet čia mašina, žodžiu, vien Bentley, Range Roveriai, nauji BMSai. Nu, žodžiu, pinigų žmonės čia tikrai turi. O kabakas, va čia, vienas sakė, seniausių čia kavinių, Carskaja kažkur. Žinai, kad kabakas jau rimtas, kai atneša, dar net neužsakius, 2 šnapso tokius šotus. Nu, kolega mano negeria, aš paragausiu, nu, kaip sako, į sveikatą jau. Na zdarovje. Na zdarovje, jo. Toks saldus, silpnas tikrai. Visai skanus, net nereikia užsigert, kaip sako. Suribavo tokiai duonai kažkada, Lietuvoje vaikas buvo, atsimenu, yra tekę bandyti, bet tokio dalyką nemačiau jau labai daug metų. Atrodo visai neblogai. Atvažiavom į senąjį Arbatą, čia toks kaip ir basankė lietuviška būtų. Toks senamiestis, čia veiksmas, tokie bariukai, parduotuvės, nu žodžiu, toks man parodysiu. Va tokia maždaug pagrindinė gatvelė, senas Arbatas, va gyvi muzikantai. Šis vaikas groja, nu bet esmė, kad pasivaikščiot, pasižiūrėt vakare. Как виделась эта картина, я подняла руку, пилась постелила любовь, которая так и казалась, я выдумался, она получалась сертификат. Šitoj vietoj truputį mano naujas mikrofonas numirė, tai greitai paaiškinau, ką čia sakiau. Pas rusus, kaip suprantu, yra priimtas, kaip man paaiškino, naujas įstatymas, kur visi pavadinimai turi būti pavadinti rusiškai. Kaip čia matot, 16 tons angliškai ir šalia privalo būti rusiškai parašyta 16 ton. Arba bet koks toks analogas, nu žodžiu, svarbu, kad būtų būtinai parašyta kirilicoje pavadinimas. Kaip suprantu, per jaunas, bet vyresni žiūrovai turėtų žinot, kad jis toks dainininkas, kaip suprantu, rusų, vienas didžiausių. Tai dabar jau daug metų miręs. Čia va robotas, kuris veža užsakymus per šitą Arbatą. Aš žinau, gal po kažkiek Maskvos dalį kažkokią, nu žodžiu. Keistas dalykas. Net ir čia parašyta steak ir burger, tiesiog steak ir burger, tik rusiškai. Žodžiu, baigęs mano ekskursiją po Maskvą su tuo lietuviu, pavežiojo, aprodė visą, ką įmanoma, dėkingas jam, ačiū jam labai. O šiaip ir toliau ieškau tokių žmonių, galbūt yra gyvenančių Maskvoje lietuvių, kurie gyvena Maskvoje jau kažkiek laiko, ar gyvena Rusijoje kažkur, nebūtinai Maskvoje, kurie norėtų pasidaryti kažkokį interviu, nusifilmuoti, žodžiu, su manim. Pasakot apie gyvenimą Rusijoje, kaip kas jiem atrodo, ką jie galvoja, kas patinka, kas nepatinka. Jeigu netyčia mano žiūrovų tarpe tokių žmonių yra, rašykit man, kažką sugalvosim, sutarsim. Visi, nauja diena, šiandien jau važiuoju namo, įsikraučiau iš būto, labai chujovas oras, lyja, šalta. Žodžiu, labai prastas oras, einu mašiną, susikroviau užmukės ir bandysiu važiuoti namo. Kadangi Maskvoje turėjau tik vieną šiandien, šį kartą laisvą dieną, tai šiandien filmuoti tiek, kiek išėjo. Planuose gal yra, jeigu, kaip sakant, žmonėms įdomu nuvažiuoti gal į Piterį dar nufilmuoti, kaip atrodo Piteris, bet ten gal geriau važiuoti kaip biškį šilčiau, nes ten labai didelis vėjas, pajūris, tai nežmoniškai šalta būna, kai vėjas didelis.